Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas ir podkastas 5 minutės. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Mato Evangelija 5 skyrius. Kai išgirstu žodį taikdarys, negaliu neįsivaizduoti kareivių mėlynų šalmų su jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgų emblema ir kuris vykdo misiją kur nors toli nuo savo gimtosios šalies kažkurioje kitoje neramioje šalyje. Deja, brangus draugai, gyvename pasaulyje, kuriame dažniau neįprastai taikai užtikrinti reikia panaudoti ginklus. Ar jums tai netrodo paradoksalu? Ar apie tokią taikdarystės būdą kalbėjo Jėzus? Prieš suprasdami, apie kokius taikdarius kalba Viešpats, turime suprasti, kas yra taika. Šiuo atžvilgiu norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną įdomią detalę. Biblija yra posakis pasaulio kunigaikštis. Ir jei atidžiai perskaitysime Biblijos tekstą, pamatysime, kad pranašo Izaijo knygoje, kada kalbama apie pasaulio kunigaikštį, turime minyje Mesiją, tai yra Jėzų Kristų. O Evangelijoje pagal Joną pats Jėzus velnį vadino šio pasaulio kunigaikščiu. Painiava? Kad nekiltų painiavos, mums pareiks originalaus teksto. Izaijo 9 skyriuje 6 eilutė, kur kalbama apie gimsintį kūdikį. Žodis stovi šalom. Septuagintoje žodis šalom atitinka graikišką žodį irimi. O pasaulio kunigaikštis skamba kaip irimi epitus archondas. O kalbant apie velnę, kur Jono 12 skyrius 31 eilutė jis vadinamas taikos kunigaikščiu, vartojamas žodis kozmos. Abu šie žodžiai reiškia taiką, tik turi visiškai skirtingas reikšmes. Žodis kosmos reiškia visatą, mūsų planetą arba visus Žemės gyventojus. O žodis irimi reiškia harmoniją, susitaikymą, priešiškumą ir vidinės pusiausvyros nebuvimą. Būtent šis žodis stovi mūsų tekste. Kitaip tariant, taikdariams, apie kurios kalba Jėzus, pirmiausia rūpi, kad Viešpats padarytų taiką jų širdyje. Jie susitaikina su Dievu, leisdami Viešpaties dvasiai apsigyventi jų širdyje. Jie paklūsta Dievui ir jis veda juos per žemiškosios egzistencijos labirintus. Manau, nepaslaptis, kad mūsų troškimai dažniausiai yra mūsų nerimo šaltinis. Tad Paulius patarė, ką daryti su savo troškimais, kad Dievo ramybė apsigyventų mūsų širdyse. Dėl nieko nesirūpinti, kad visada maldoje ir maldavime su padėka atvertumėm savo troškimus Dievui, o Dievo ramybė, kuri pranoksta bet kokį supratimą, saugotų mūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Kita vertus, taikdariai padeda kitiems rasti santarvę. Pavyzdžiui, jie padeda susitaikyti tiems, kurie leido priešiškumui įsišaknyti jų širdyje. Jų tikėjimas, kad žmonės keičiasi, yra stipresnis už įtarumą. Čia, manau, reikėtų paminėti Jošiją, kuris buvo pramintas Barnabu, tai reiškia pagodos sūnus. Juk jis buvo tas, kuris patikėjo Sauliumi, kad net išrinktieji apaštalai į jį žiūrėjo įtariai. Jis priėmė jį ir atvedė pas apaštalus, tapo Jėzaus ir persekiotojo Sauliaus susitaikymo stebuklo liudininku. Būtent per Barnabą įvyko Sauliaus susitaikinimas su broliais. Jėzus sako, taikdariai bus vadinami Dievo sūnumis. Tai labai panašu į Jono žodžius. Žiūrėkite, kokią meilę padovanojo mums tėvas, mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Jonas primena bažnyčiai, kad Dievo dvasia turi jiems apreikšti. Paulius šiek tiek konkretesnis. Jis sako, jog visi, kurios veda Dievo dvasia, yra Dievo vaikai. Ta pati dvasia liudijo mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Brangus draugai, kai esame sutaikyti su Dievu per Kristų, Jis padeda mums, Jis pakeičia mūsų statusą ir mes kadaise pasmerkti nusidėjėliai, toli nuo jo tampame jo šeimos nariais. Tik tada, kai esame sutaikyti su Dievu, galime vadinti jį savo tėvu. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas.